nesenos istorijos terminais, netgi miesto gatvės tapo platesnės, kai jas išvažiavo sidabriniais varpeliais tilindžiuojantis dviračiai. Kapitalistinės valstybės jau seniai pavydi Lietuvai, kuri seniai pavijo ir pralenkė jas. Pavydi mums Olandai, verkia prancūzai, nagus graužia netgi danai. Nes tik Lietuvoje pamatysime nevystančias dviratininkų šypsenas ir laikmetį pralenkusius valdžios sprendimus, už kuriuos mes jiems be galo dėkingi. Dar niekada dviračiams nebuvo skiriama tiek daug dėmesio, kiek naujojoje Lietuvoje. Džiugu, kad į dviratininkų gretas dar neįsiliejo bei sveiką gyvenimo būdą propaguoti pradėjo ir bankininkai, investiciniai brokeriai bei statybų verslo atstovai. Visi kaip vienas jie paliko savo Lexusus, Mercedesus ir BMW lizingo kompanijų stovėjimo aikštelėse ir persėdo ant dviračių. O kadangi likę be darbo turi daug laisvo laiko, tai suka ratus per miestą ir vis suka. Dviratis ne tik šauni transporto priemonė, bet ir puikiai galimybė pabendrauti su kitais eismo dalyviais, praturtinti lietuvių kalbos žodyną. Taip pat sužinoti apie naujas judėjimo kryptis. Ir netgi užmegzti naujas pažintis. Arba važiuoji, arba šripulau. Sostinės valdžios pastangomis ryšys tarp dviratininkų ir automobilių vairuotojų tapo ypač glaudus. Lietuvos dviratininkai ne tik bendrauja su vairuotojais, bet ir tobulina jų vairavimo įgūdžius. Važiavimas naktį be atšvaitų kiekvieno dviratininko savigarbos reikalas. Ir galima tik džiaugtis matant, kaip sparčiai gerėja automobilistų sugebėjimai, kai jiems tenka staigiai lenkti iš tamsos išnyrantį dviratininką. Apklausos duomenimis net 98% vairuotojų gerų žodžių pamini dviratininką, suteikus jiems nemokamą vairavimo pamoką. Žaslė, kur važiuoji gyvulitų? Mūsų dviračių mėgėjai ypač džiaugiasi turimais dviračių takais ir su panieka žvelgia į Olandiją ar Daniją, kur be fantazijos įrengti banaliai tiesus ir platus takai bukina ne tik dviratininkų dėmesį, tačiau naikina ir jų norą kūrybingai mąstyti. Vilnietis, tai kuris atvyksta į kitą miestą, tai jiems visur yra labai nuobodu. Tai angliškai sakoma, kad jeigu tenai iš čia sugebėsi važiuoti dviračiais, tai visur irgi sugebėsi. Pagal pasirašytą sutartį su savivaldybė, kiekvienoje 10 metrų dviračių tako atkarpoje turi būti pastatytas mažiausiai vienas automobilis, taip dar labiau tobulinant dviratininkų maršrutus. Lietuvos valdžia pasirūpino, kad kiekviena dviratininkų kelionė būtų ne tik kupina įspūdžių, bet ugdytų užsispyrimą, norą įveikti kliūtis ir ryžtą pasiekti galutinį tikslą. Štai žvėryne gyvenantis vokietis Frankas Vurkstas rengėsi nelengvam, tačiau jaudinančiam žygiui dviračiais į parduotuvę. Reikia pradėti, aišku, nuo maldos savo visiems dievams, atsisveikinti taip su visais namuose, tai reiškia su žmona, su vaikais, su gyvūnais. Kol kas tai visada kiekvieną dieną dar grįžau ir tada, aišku, priminimas yra toks, kad visi tenai sveikina, švenčia ir aišku, džiaugiasi tuomai, su kuo nešiau namo. Tad su optimizmu ir pakiliai pasitikime naująjį dviračių pavasarį. Ir visi kartu dviratininkai, vairuotojai, policininkai ir valdininkai. Padarykime taip, kad visos kelionės dviračių Lietuvoje būtų nepakartojamos ir nepamirštamos iki gyvenimo pabaigos.